Sveiki, mėly mano draugai! Taigi, įkėlusi video iš vakarykščio renginio, nusprendžiau nieko nelaukti ir kuo greičiau pasidalinti įspūdžiais apie vieną iš vakar pristatytų prekių. O tiksliau, šiandien aš kalbėsiu apie purškiamus plaukų dažus. Iš viso yra net 7 skirtingi atspalviai, tačiau aš atsivežiau 5, iš kurių 3 vakar turėjau progą išbandyti ant savęs. Pasirinkau pastelinius atspalvius, tai yra violetinis, žydras ir rūžavas, kuriais mažena mane labai sėkmingai nudažė. Susitvarkėme maždaug per 10 minučių. Norėčiau pažymėti, kad šitie dažai yra purškiami ant plaukų, tačiau į plauką jie neįsigeria. Todėl tikrai palietus galvą jaučiasi toks tarsi papildomas sluoksnis. Dažai labai gerai nusiplauna. Šiandien ryte ploviau galvą ir pasižiūrėkite, neliko nei vieno įrodymo, kad vakar čia buvo kažkokie tai 3 skirtingi atspalviai. Yra ir ryškesnių spalvų, kurios pagal idėją tikriausiai yra skirtos tamsiems plaukams. Ir tikrai nedrįsčiau žadėti, kad jie lygiai taip pat greitai nusivalys ir nuo blondiniškų plaukų. Parsivežiau 7 buteliukus, iš kurių 3 pasiliksiu savo, o 4 labai norėčiau padovanoti jums. Tačiau kiekvieną iš jų padovanosiu skirtingoje vietoje. Vienas bus padovanotas Instagrame, mano asmeninėme puslapyje, kitas keliaus į YouTube kanalą. Ir tiesiog po šiuo video palikti komentarą, kad jūs domintų šis dalykas, kad jūs norėtumėte jį išbandyti, ar tiesiog jūs norėtumėte gauti dovanų. Trečias keliaus iš mano asmeninio internetinio puslapio. Ten yra nedidelis straipsniukas, po kurio irgi galima palikti komentarus. Lygiai taip pat tiesiog parašykite, kad norite dovanų. O 4 keliaus į Facebooką, tačiau jis jau yra rezervuotas. Esu pažadėjusi jį vienai paneliai, kuri viena iš pirmų pamėgo mano video ir netgi pakomentavo. Jeigu jūs turite kažkokių klausimų dėl šitos priemonės, jūs galite drąsiai uždavinėti klausimus komentaruose, o aš mielai į juos atsakysiu. Kitą kartą aš ruošiuosi išbandyti ir apžvelgti štai šitos dažus, kuriems nuplauti prireiktų net iki 15 plovimų, taip kad laikysis jie tikrai labai ilgai. Be abejonės aš pasidalinsiu šitais dažais ir su jumis.